Aš esu Ieva Šveikauskienė, gydytoja psichiatrė, dirbu Lotus Medica klinikoje nuo jos įkūrimo, esu jos bendrasavininkė. Kalbant apie psichikos sveikatą, gydymo kompleksiškumas psichiatrijoje tikrai yra labai svarbus. Ir medikamentinio gydymo paskirimas neretai būna tik tai pirmas etapas gydyme. Vaistai žmogui yra reikalingi, kalbant apie jo bazinę sveikatą. Jeigu yra sutrikęs miegas, mityba, yra tam tikros kardiovaskulinės reakcijos susijusios su bloga psichikos sveikata, itin prasta nuotaika, tai tikrai žmogų mes turime pasitikti vaistais. Ir tai yra pirmas gydymo etapas tam, kad jį, kaip sakant, sutvertumėme. Bet kalbant apie gydymo kokybę, neretai vien medikamentinio gydymo neužtenka. Ir gydymas psichoterapiškai žmogui leidžia sąmoningiau suprasti, kokiais mechanizmais, kokiais pasirinkimais, kokio auklėjimo vedinas jisai gyveno taip, kad susirgo. Taip, kad kompleksinis gydymas jisai kalba apie gydymo kokybę. O psichiatrijoje psichikos sveikata jinai apibrėžiama ne tik ligos nebuvimu. Yra nemažiau svarbu grąžinti žmogui gyvenimo džiaugsmą ir kokybę. Tikrai taip yra, kad žmonės bijo, vis dar bijo kreiptis į psichiatrą. Ir man kaip gydytojui kartais net yra nejauku girdėti, kad manęs yra bijoma. Bet aš manau, kad ne konkrečiai žmogaus ar specialybės bijoma, bet yra bijoma atskleisti savo jautrumą, pažeistumą, kas neretai yra įvardinama kaip silpnumas. Tai žmonės labai dažnai pasitikdama su jų baime noriu kaip ir paprieštarauti ir ginčytis, kad jautrumas nėra silpnumas. Jautrumas yra labiau gerai negu blogai. Tiesiog su jautrumu reikia išmokti gyventi. O tų pamokų mums mokykloje niekas nevedė. Taip kad kartais tos pirmosios pamokos yra gaunamos tik tada, kai jau žmogus susirgo.